sugrįžę. Sveiki, dar kartą, tiksliau. Dar kartą. Šiaip tikimės, kad sugrįšit, žinai, sugrįžot ir iš karto pradedam nuo kliurkų savo, ne? Ką praeitą kartą pamiršom, svarbiausią dalyką prisistatyti, kas mes esam, nes tiek jaudinamės, iš tikrųjų, kad tikrai pamiršom net vardus pasakyti. Faktas, jaudinomės ir taip norėjom gražiai pateikti viską, bet malonu susipažinti, Aistė. Greta. Tai jo, kaip nors gal sudėsim tos vardus, bet sakom, va tokias mes esam iš tikrųjų ir ką galvojom pradžioj gal sufeikinti ir pasirašyti, kad, žinai, nustumti tas savo klaidas, bet sakom, va už tą paprastumą, žmogiškumą, už tas klaidas. Taip, nes kas dabar, tai ir trendina. Tai trendina paprastumas ir klaidas. Jo. Tai nenustepkit, jeigu mes kada užmiršim ir žodžius. Gali būti. Būtinai taip gali būti. Gali būti, nes turim tokią bėdą, aš kai savo partneriui pasakiau, kad mes filmuosim podcastą, va turim tokią idėją, tai jisai sakė, kaip jūs kažką šnekėsit, kai jūs nepašnekate. Kad jau žodžius net užmirštat. Tai su tavo tokiu palaikymu. Iš tikrųjų, tokie dalykai galbūt netgi pastumė į priekį net. Parodyti, taip, kad kaip tik, kad susikaupiam, mes to žodžius pasakom. Bet kaip kartais nereikia, mes, kai reikia. Kai reikia, gal ir daugiau pasakom, nepasakom, bet žodžiu, tokias esam. Tai faina iš tikrųjų, ar ne, daryti tą ir antrą laidą. Šiaip mums labai patiko, labai smagu, pasijokėm ir už kadro, ir kadre. Vien žiūrėdamas iš tikrųjų. Pasižiūrėdamas prisijokėm. Ir smagu ir tikimės, kad ir toliau kepsim tuos visus video ir bus įdomu. O šiandien jau norim tokią biškį temą apšnekėti ir kažkaip plačiau, ne? Tai kalbėsim apie socialinius tinklus. Apie kągi daugiau, kas dabar turbūt yra irgi svarbus labai dalykas, jeigu tu, kaip ten sako, jeigu esi ar ne kažkoks verslas ir nesi Facebook'e ir Instagram'e, tai tu esi miręs. Arba jo socialiniuose, nesvarbu kokiuose tinkluose, tai nes, šiaip jų yra nemažai. Taip, tie tokie kaip pagrindiniai. Jo, tai reiškia, tave šis nėra. Tave šis miręs nėra. Ir mes, kai tada čia kažkada apšnekėjome, ne, irgi seminaro metu buvo pasakyta, tokia istorija papasakota, kad skambina klientas ir ten ar buvo durų kažkokia įmonė, kažkas tokio paprastesnio. Tai skambina, sako, a jūs veikiat, nes kad jau 3 mėnesiai nieko neįsikėlę esat. Taip. Tai vat net tiek, kur atrodo 3 mėnesiai. Čia atrodo tikrai nedaug, iš tikrųjų realiai visiškai, pagalvojus. bet vat kitam žmogui tai taip surezonuoja, kad tu neveiki, žinai. Nes tu visiems turi kažkokią tai vis atnaujinti informaciją. Kažką tai pasidalinti bent į mėnesį vieną kartą. Tikrai, būtinai, mirtinai. Šitas dalykas tai labai tikrai priklauso. Tikrai. Kad tavo žmogus, kuris tavo klientas, tiksliau ateitų ir jis pamatytų, kad tikrai neužsidaręs tu esi, tikrai dar tu veikiantis verslas. Ir gal kažkas ar pasikeitė, ar ką, man tai iš tikrųjų keista yra, nes aš irgi dažnai, jeigu ar su kažkuo ar nedirbti pradedam, aišku, kai pradedam dirbti, dėl to ir mus kreipiasi, kad padėti su tais reikalais. Bet kartais šiaip kažkur pamatau ar įmonę, kažką ir aš iš karto žiūriu, kaip jie atrodo, nes labai daug ką pasako apie viską, kad kaip tu save pateikė socialiniuose tinkluose. Ir kokią tu tą žinutę skleidai. Mes po pirmo mūsų to podcast'o tikrai skleisim žinutę, kad mes rimtos nebūsim, bet, taip yra. Tai irgi iš tikrųjų įsivedu ir jeigu visiškai jo nerandu, man tai toksai, kažkaip, aišku, kitiem atrodo, kad nereikia, ne, mes ir taip turim tų klientų, nereikia. Ir kita problema yra turbūt galbūt labiau mažų miestų, tokia pasakyčiau, kad tarkim verslas, tarkim iš senai, ten vieni kitus pažįsta ir ką man eiti į socialinius tinklus, jeigu mane visi pažįsta. Taip yra iš tikrųjų, tikrai mes dirbant, tarkim, vien su Tauragės, tarkim, auditorijoje, aišku, ne vien tik tai su tais, bet turiu omenyje aplamai, gimtasis. Tik tai, tarkim, tie, kurie klientai yra mūsų vietiniai, tai
jiems turi pasakyti, kad tu turi būti socialiniuose tinkluose, nesvarbu, tave žino, nežino, nes yra tavo klientų, galbūt netgi gyvenančių užsienyje, jie ir tikrai, pavyzdžiui, nebežino, kaip čia irgi prieš 3 mėnesius ar ne įdėjo kažkokį tai pranešimą ir dingo. Tai tu turi vis vien būti socialiniuose tinkluose, nesvarbu, tu žinomas, nežinomas, taip, tu visiems tu turi rodytis, nes ir dabar tas dalykas pradėjo žmonės daugiau skirti tam, kaip čia pasakyti, dėmesio, vien dėl to, kad tikrai pradėjo suprasti, kad tikrai reikia būti socialiniuose tinkluose, nes tikrai yra dar ta žmonių grupė, kurie dar galvoja, kad juos visi žino ir jiems nereikia. Bet mes, kai sakom, gerai, žino, turit tų klientų, bet gal ateis ta diena, kai kažkas nebeteis, visą laiką būna numiršta klientai. Taip yra, mano, irgi čia iš gyvenimo istorijos, mano mama manikiuristė ir pradėjo, jinai dirba labai ilgai, virš 20 metų turbūt, ir pradėjo, aišku, čia negalėjo gauti dar kažką, bet sako, pradėjo mirti klientas, nes tiesiog, ta prasme, atėjo tas amžius, aš nesakau, ten kažkas, bet jinai tiek senai dirba, turi tų tokių tikrai ir senesnio amžiaus ir žinai viskas, nors jinai irgi jokių reklamų neturi, tos pačios nuomonės, atsakau, bet kažkada, reikės ir tu turi vis tiek tą užbildinti savo įvaizdį, žinai, toj platformoje. Ir kitas dalykas, galbūt netgi ir tai norėčiau paminėti, kad, pavyzdžiui, tarkim, ar ne, kosmetologai, kirpėjai ir visa kita. Šiaip mes apie juos labai daug šnekėsim. Jo, tikrai kalbėsim. Ir jiem labai, ir ne tik apie juos šnekėsim, bet jiem labai norėsim duoti daug naudingų patarimų, nes turbūt ta tokia sritis, kur labiausiai bijo kažką daryti ir aišku, gal ar nežino, ar tos informacijos nėra ir mes tikrai savo temomis paliesim tas sferas, nes ir tu iš tos sferos esi, ar ne, ir turi buvai ir turi savo patarimų ir tikrai, kažkaip noris, kad kai tu matai kartais labai fainas ir ar kirpėjas, ar ką, ir atrodo, tu komunikuok labiau, nes tu gali tikrai daug ką pasiekti. Tai labai atsiprašau, kad Tai nieko, tai grįžtant prie to, ką aš norėjau pasakyti, kad, tarkim, nesvarbu, kokios srities tu esi specialistas, bet tavo žinias turi vis pastoviai atsinaujinti iš tikrųjų. Ir tu turi parodyti tai, kad tavo žinias yra atsinaujinusios. Tu esi patobulėjęs. Tai patobulėjęs. Ir būna taip, kad pamato, tarkim, kažkokią tai naujovę, ar net, tarkim, taip, kaip pavyzdį, tarkim, blakstienų prieauginimas ir dabar atsirado blakstienų prieauginimas LED. Čia aš dar nežinau. Bet toksai yra dalykas iš tikrųjų. Tai ir tu turi skleisti tą žinią, informuoti, pavyzdžiui, nes kitos, tarkim, kurios jau yra senos, tarkim, blakstienų prieauginimo meistrės, jau turinčios didžiulį savo klientų ratą, tai jos faktas, joms to nereikia, jokios tokios reklamos, bet, tarkim, tada tavo klientai nubėga pas tą, kuri yra naujovė iš tikrųjų. Ir tu turi tiesiog daryti irgi kažkokią tai žinią, atnaujinti tas savo žinias ir aišku ir parodyti tai socialiniuose tinkluose, nes dabar žmonės tikrai labai tuo domisi. Ir kitas dalykas, dar grįžtant visiems prie to grožio specialisčių, keičiasi vis vien laikai, nes aš prisimenu, kai pati dirbti pradėjau prieš 8 metus, būtent, tarkim, su grožiu, buvo taip, kad ateidavo žmonės ir užsirašyti norėdavo čia ir dabar. Tada paskui perėjo tas dalykas ir tada reikia į priekį. Tada jau į priekį kažkiek užsirašo, tada į priekį dar sekančiam vizitui. O dabar yra naujas netgi platformos, kurios tiesiog užeini ir tiesiog užsirašai būtent tau tą laiką. Taip. Ir tai tu turi būtinai komunikuoti socialiniuose tinkluose, kad pas tave yra tokia naujovė, nes ir daug su kuo tenka pašnekėti, būtent labai tas aktualu, nes pavyzdžiui, jeigu tu, tarkim, atsiguli kokią 9 valandą vakare, 10, tarkim, tu nerašysi tam žmogui arba neskambinsi, nes ne visi mėgsta rašyti ar skambinti. Tai tiesiog pamatai, per programėlę užsiregistruoji. Taip. Ir tas, kad ir tas naujovės, bet ir aš iš karto tai pagalvoju su ta ilgesniu to tokiu matymu, ne, kad, pavyzdžiui, vis tiek
aš įkuriu ar tą verslą kažkokią, ar šiaip aš, kad ir, nu vėl su tom specialistėm, ne, jos vis tiek dažniausiai savo vardu vadinasi, tų pavadinimų mažai, bet tu vis tiek kuri kažkokį brandą, savo prekinį ženklą. Taip. Ir tu tada gal, jeigu tu nori kažko daugiau iš to savo srities, tu paskui gali kažkokią šopą atidaryti, tu gali savo liniją atidaryti, kur anksčiau būdavo ten ar kosmetikos ar kažko, ne, kur anksčiau tu galvodavai, o Dieve, kosmosas, kaip tu gali savo vardinį ten kokį kremą padaryti. O dabar tu žiūrėk, tiekėjai tiesiog išskėstom rankom tikrai laukia, kiek yra parodų. Jos anksčiau irgi senais laikais, kai turiu iš patirties tą tokią irgi ilgai dirbančią specialistę, kad senais laikais, jeigu tu norėdavai tą parodą važiuoti, tu turėdavai pakvietimą kažkokį, o dabar visos durys atviros. Taip. Ir tu žiūrint tam ilgesniam laikui, ne, tu savo brandą kuriant, tu turi tikrai rodytis. Ir jeigu šnekant ir apie tos rimtesnius verslus, nes irgi tas būna, kad mes klientūros turim, tu visko turim, mums nereikia. Vis tiek gal, kad ir aš to iš viso nesuprantu dalyko, kai pasako, aš neturiu laiko naujiem klientam, ar mes ir taip užsijėmė, tai palauk, tu kažką ne taip darai, jeigu tu neturi, žinai, plėtrai laiko, bet čia vėl atskira tema. Ir bet jeigu tu norėtum to naujo kliento, nors tu dabar neturi laiko, tu gal turėsi po mėnesio, po metų, tu vis tiek turi save rodyti. Tai iš tikrųjų tikrai... Turi būti taisyklinga komunikacija, aš manyčiau. Visiškai. Tai ir tikrai, kad kai kiti vietai čia reikės postinti taip, gražiai, į mėnesį, aš irgi manau, kad į mėnesį tą kartą tu pajėgsi padaryti. Nes tu per mėnesį tikrai gali daug ką būti nuveikęs. Taip. Nes per mėnesį gal kažkokiam seminarė sudalyvavai, parodoje, ar ten kažką laimėjai, ar kažkokį netgi, tarkim, kaip manikiūro specialistė, tarkim, kažkokią tai, tarkim, naują dizainą išmokai, ar dar kažką. Ir šiaip priminti apie save, žinai, kad ir tas paslaugas dar pasakyti, nes tikrai ir karta auga, ar ne? Ir taip. Net vėl tie jaunieji žmonės, vaikai, tas jaunimas, tai gerai. Vaikai jau užaugę, žinok, būtent jau tie, kurie... Bet jie irgi ieško. Tai, o tos mūsų kartos, tie jau žmonės, kur turi tą nuomonę, mūsų visi pažįsta ir nieko nereikia, bet jie tai ieško tas informacijos ir jeigu neranda, žinai, tai tu vis tiek, tu kažkaip pralaimi, tu paleidi tą klientą. Tai apie tai turbūt galėtumėm šnekėti be paliovos, nes aš irgi visiškai nesuprantu tokio dalyko, bet, aišku, tų žmonių kitų nepakeisi ir yra kaip yra. Bet svarbu, labai svarbu ir tų platformų yra daug, tai tikrai irgi, jeigu viena nepatinka, visada galima kitas dalykas nepatinka, tu turi žiūrėti iš kur, jeigu mes jau pradedam šnekėti apie tos, kurie naudojasi, ne? Ir kaip gal pagerinti tą klientų srautą ar tiesiog žmonių srautą, jau gal tada šnekėkime apie tos, kurie turi sąmoningumo susikurti ir turi. Bet turbūt dabar socialinių tinklų turbūt mažai kas neturi. Yra, neturi, tikrai yra, bet mažoji dalis faktas. Ir sakykime, tų platformų tiek yra, tai aišku visada irgi geriausia eiti per visur. Visiškai per visur. Ir tada viskas yra testavimo būdas iš tikrųjų. Ir tada pamatai, iš kur daugiausiai tavo klientų ateina. Ar kad ir iš LinkedIn, ar iš Facebook'o, ar Instagram'o. Tai viską patestavus. Taip, kad net ir Twitteris. Twitteris dar pas mūsų nelabai, bet yra dabar tas Instagramo, tas Twitterio tokia, nežinau, kaip pasakyti... Atšaka. Gal taip pavadinti, jeigu taip įmanoma. Tai irgi, bet aš ten buvau įėjusi, tai kažkaip, Man tai nepatiko, pavyzdžiui. Aš dar nesupratau. Gal man ne tik, kad nepatiko, bet galbūt turbūt turi praeiti tam tikras laikas, kad tu suprastum. Ir turi išsifiltruoti auditoriją. Tai kaip su TikToku turi išsifiltruoti, kad mes pagaliau turėtumėm fainą video platformą, ne? Taip turėtų ir tas, kaip jisai net vadinas, threads. Tai turėtų irgi
filtruoti, nes kažkaip dabar toks, nežinau, ar ten pamazgų pilimas, ten kas ten jis yra daroma, net nesupratau dar, žinai, kaip Twitterio, kažkas, bet žodžiu. Bet taip, Twitterį taip ir yra, iš tikrųjų, vos ne kaip pasižiūrė, netgi prezidentai rašo tenais irgi kažkokį taip savo nuomonę juokelį. Tai jo, tai tų yra platformų tikrai daug ir vat faktas laikui bėgant tu ar ne kuri dedi ir tu žiūri, kur daugiausiai to auditorijos pasieki. Tai aš irgi visą laiką sakau, kad tikrai reikia pradėti nuo visų, bet jeigu tu matai, kad, pavyzdžiui, tavo Instagramas dega ir, o tavo to verslo, Facebookas numerdė, tai aš taip kažkaip sakyčiau, reiškia, to Instagramo auditorija tavo ir yra, tavo verslas priimtinas jiem. Tai į tai ir susifokusuoti. Taip, bet kitas dalykas yra dabar, kadangi susijungia tas Instagramas su Facebooku, tai visiems tavo informacija perpasinama, iš tikrųjų yra, tai ir tas net labai gerai, iš tikrųjų, bet visiems turėtum didžiausią akcentą skirti būtent Instagramui, nes Instagrame, tarkim, netgi tie tinkleliai turi būti, bet aišku, dabar, kadangi jau tas netobalumas, tai nebėra tos mados, kad kaip seniau buvo mada, tinklelis, tenais pagražintas, nuspalvintas būtiniausiam spalvom tenais, arba tiesiog viena nuotrauka padaryta, čia yra jau old schoolas, tai niekas taip nebedaro. Turėtų estetiškai atrodyti, bet jo, to nebėra, kad tai būtų svarbiausia. Mes kaip pirmoji laidoje irgi šnekėjom, kad video reklama šovė viršų. Tai aš taip kažkaip įsivaizduoju, kad jinai ilgai pasiliks viršui, nes tikrai žymiai fainiau yra nežiūrėti. Net mes pamatėm po pirmo, šiaip mes niekada tų storių nedarydom iš savo verslo. Taip cekava visiems buvo, ne? Ir tų peržiūrų visko, nes tikrai prieš tai mes dėdavom ar nuotraukas. Mes buvom vieną kartą įdėjusios. Nuotrauką savo įsidėjom. Bet taip, kad video formatu buvo pirmas kartas, nes, tiesiog tu klientam tą kartoji, pats nieko nedarai ir čia yra blogai, bet, ką padarysi, taip jau, žinai, toks gyvenimas. Bet, iš tikrųjų, kiek ir peržiūrų sulaukiam, ir palaikymo, ir tas, tikrai yra, faktas, kaip blynas. Visiems įdomu video, visiems įdomu, tas nesuvaidintas, dar irgi daug kas daro iš ten 15 kartų ir, žinai, kol tobulai padarai, tu paskui susitinki tą žmogų, matai, kad jisai nepašneka gyvai, o per video taip tobulą atrodo. Iš tikrųjų taip ir yra, aš sakau, kaip pati su savo prekiniu ženklu, kai dirbau, tai irgi komunikuodavau socialiniuose tinkluose, būtent per storius. Tikrai tu 100 kartų atrodo, turi pasakyti, kad kažką žiūri, tai ne taip ir tą pasakėjai, tai to nepasakėjai ir vėl tu iš naujo, bet taip tas ir yra, iš tikrųjų, kai tu filmuoji, atrodo, mintise galvoji, visą laiką taip yra, mintise tu taip galvoji, blemba, taip aš šnekėsiu, čia taip ir taip, anaip, vienu žodžiu, kai reikia tau šnekėti, faktas, tu susimauni, tikrai susimauni kažkokioj vietoj. Ir sakau, yra tikrai tokių nemažų pavyzdžių, kai atrodo Instagrame, tarkim, pamatai istorijose kaip šneka, ten atrodo, vau, žmogus, bet o realybėje sutinki, tu daugiau šneki, atrodo, negu kad tiesiog, nes tikrai yra du skirtingi žmonės, iš tikrųjų, ir tos realybės, tai feikas, grinai toksai feikas, galima sakyti, biškiukai yra. Irgi jau persilaužiam, aš irgi vis tiek mes, kaip iš tos srities mes žiūrim ar ne, ir daug ir tų influencerių, nes kaip ir praeitą kartą minėjau, kad vis tiek tos mados ateina iš užsienio į lietuvių influencerius, iš lietuvių į tos mažesnius, ir tada mes juos ar nedarom verslam, nes, pavyzdžiui, kaip prieš kažkiek metų ar net podcast'o tikrai nedarytum, nes niekas nežiūrėjo ir YouTube'as vėl atgimė, žinai. Taip. Ir taip pat su tais influenceriais, kažkada tu net nepagalvotum, kad tu kažkokiam žmogui mokėsi pinigus, kai jis tau pareklamuotų prekę, o dabar... Bet tai taip ir buvo su influenceriais, tarkim, pačioj pradžioj, ar ne? Tai kaip jie netgi už prekę tau pareklamuodavo. O paskui, kai pradėjo augti, tai tada ir kainos jau yra. Bet ir čia viskas yra normalu. Tai ir sakau, kad nutraukiau tą mintį dėl to natūralumo, kad tikrai matau iš tų didžiųjų, tų influencerių jau irgi artėja, kad
nusišneka, neperdaro, nes anksčiau tikrai būdavo įdeda ten tą fail kokį, žinai, ženkliuką ir tu žinai, kad tas žmogus yra žmogus ir jam nereikėjo suvaidinti, žinai, per kiek ir tau žymiai smagiau jį klausytis, nes tu kažkaip susartinė, ne su juo. Tai jo, ta story komunikacija, ta video reklama tai yra tikrai galinga. Bet man jinai tikrai labai faina, aš irgi džiaugiuosi, kad nes aš tai labiausiai nemėgstu tų įrašų rašyti, nes mums, kai reikia rašyti, man tai yra kažkokia, žinai, tragedija, nes galvoju... Reikia pirmadienio arba antradienio, kad mūza būtų. Kad mūza ateitų, juotas dar viskas, tai o kažkaip video yra ir smagiau sukurti tą reklamą, ne, ir tas idėjas sugeneruoti, tai... Ir tu daugiau perteiki iš tikrųjų, nes tai yra... Nes kai tu parašai, kiti kitaip ir supranta tą tavo išsireiškimus, kalbą ir visą kitą. Tai... Ir dar kitas dalykas, būtent tarkim apie tekstus ir netikrumą, kaip pavyzdžiui, tai apie dirbtinį intelektą. Nes dabar pradėjo daug kas naudoti tai ir kai tu dirbi, tarkim, tu visiems pamatai, dirbtinis intelektas, kai padaro tekstą, tai jis toksai negyvas gaunasi iš tikro to jautimo, kažkokių tai emocijų tau neperteikia. Bet daug kas tai naudojasi, nes tai yra didžiulis palengvinimas. Iš tikrųjų, jeigu tu nemoki rašyti, tai tau dirbtinis intelektas labai daug padeda. Ir tiek. Ir tas nemoki, žinai, kartais gal laiko pritrūksta, nes vis tiek tu tikrai daug užima, kol tu parašai tą gerą tekstą, kad jisai, žinai, būtų skaitomas. Tai pagalba, bet jo ir kai kiti bijo to dirbtinio intelekto, nes atims tą darbą ir visą kitą, jis netims, nes, kaip tu sakai, jis neperteiks emocijų, jis ne žmogus. Ir jį galima panaudoti kažkur, pritaikyti, super, duper, bet vis tiek žmogiškas tas ryšys turi likti. Tai jo, tai tas story, tai mes kaip ir taip po biškį bandome, ne kas svarbiausia, jeigu tu turi socialinius tinklus, tai bandyk ne per visur eiti, žiūrėk kada, dėl laiko. Kaip irgi anksčiau būdavo, kad postink antradieniais ten 9 valandą, 7 vakare dar ir ketvirtadienį. Jo, visi būdavo ir tada žiūri, kad tuo metu viskas. Tai irgi čia toksai kaip ir mitas yra, tai tu turi realiai, jeigu tu turi socialinius tinklus, tu turi sekti. Tu turi testuoti, kada ateina, kada labiausiai peržiūros, ne? Tu vis tiek bandai, kai pačioj pradžiai tenais ar įrašus darai, istorius darai, reelsus dėdė, ne, tu vis tiek tai vieną laiką, tai kitą. Ir tu žiūri, net Facebook'e tu gali atsiversti ir matyti, kada tavo didžiausias aktyvumas yra, kuriuo laiku. Tai tuo laiku mes ir viešinam. Tikrai nebėra to, kad, nes dar iki dabar ateina, kad oi, tai man antradienį reikia kelti, ne įrašą. Ne, pamirštam tuos laikus. Nes kiekvienas verslas turi savo laiką. Istoriją iš karto galiu papasakoti. Irgi buvo vaikų prekės tokios, šopas vaikų prekės. Ir jie tai tik tai Google Ads pasijungė, bet kažkaip nežinau, kaip taip sugalvojo, bet padarė darbo dienomis, nes tu gali ten pasirinkti, kuriuo metu, kad tave reklamuotų, ir padarė nuo 8 iki 5 ar 4. Ir neina tai atsai. Ir taip, žinai, aš gal seniau irgi nebūčiau pagalvojusi, bet kai irgi tapau mama, kada mamos žiūri reklamas ar tos prekes naktį. Nes tu vienintelę naktį turi laiko kažką daryti. Tai sakau, davai, pajunkit, tikrai, tai dar, žinai, toks buvo išpeikimas, kad čia nesąmonė, bet, suveikė. Nes iš tikrųjų tu turi ir pagalvoti, ką tavo klientas daro, kada jis, laisvas yra pasimti tą telefoną, įsijungti ir peržiūrėti. Gal kažkada labai anksti ryte, ar ne? Nes kiekviena yra sritis skirtinga, kad, tarkim, ar ten rūbai, ar ten kažkokios tai paslaugos. Kokia įmonė, ar ne? Taip. Tai čia vėl kitas sritis. Taip, viskas ir skaičiuojasi tai, kad tai tavo verslas turi testuoti, iš tikrųjų, nuolatos testavimas, nuolatinis sekimas ir tikrai, ir tu turi tikrai dirbti su tuo. Ir aišku, mes turim pavyzdžių, kur yra verslų, kurie tikrai daro visiškai kitaip, negu kaip turėtų būti, nesakykim, ir jiem pasiseka. Tai tos kartais sėkmės istorijos yra, faina paklausyti, bet kartais jos yra toksai ir...
spyris toksai, nežinau, negatyvus dalykas, nes, tam sekasi, jis nieko, jis visiškai kitaip daro, o man, žinai, kodėl aš taip negaliu, bet tu gal, nemoki taip ištransliuoti. Ir tai tikrai darbas didelis, bet tu turi, ir sekti, žiūrėti, kas eina, kas neina, kuriuo metu. Ir faktas, kartais, jeigu tu kažkokią fix idėją tu turi išbandyti viską, nes mes irgi matysim, gal tas mūsų podcastas, nepaeis, bet labai lygiuos ne, bet irgi, bandom, žiūrim ar ne. Tai tai irgi yra testavimas. Taip, per dar vieną platformą. Taip, yra visur tiesiog testavimai, kad ir kokį tu darbą darytum, visur tu turi testuoti. Tikrai taip. Ir ne kitaip. Taip. Ir dabar gal prie to, kad irgi su tom sėkmės istorijom, nesėkmės istorijom, aš irgi visą laiką taip galvoju, kad jeigu tu kažką nori pradėti, daryti, neturi žalio supratimo, biškai pasižiūrėk, ką tavo tos pačios srities tie patys geriausi veikėjai daro. Taip. Nesakau, kad reikia viską, kaip to žodis nereikia kopijuoti. Pradedam. Nereikia visko kopijuoti, bet tikrai pasižiūrėk. Irgi mes tą pačią turėjome istoriją, kad su vienu e-shopu, kad ten pačioj pradžioje pas mūsų, kad mes pažiūrėjom, tas e-shopas, taip labai nefainiai funkcijų neturi ir sakau, jūsų nefunkcionalus tas e-shopas. Mums taip patinka, mums taip gražu, žinai, bet sakau, pažiūrėkit, kaip didesnis centras daro, ten jis buvo tokių, topo centro lygio e-shopas, mažesnio lygio. Kaip daro didieji, pažiūrėkit, pas jų viskas funkcionuoja, atsidarai čia tą. Matai, galvojom, jų taip mes vienodai nenorėjom būti. Nes vienose mokymuose tai pasakoja, tarp kitko, nepamirškim to, nes paskutinėse mokymuose, kuriuose būtent buvo, tai parodė, kad taip kaip tik negalima daryti, nors atrodo, pavyzdžiui, tu visiems žiūri per savo prizmę, nes tu žiūri pagal tai, kaip tau pačiam būtų patogu naudotis, kaip pačiam viskas, tiesiog, kad ir tą krepšelį net įsidėti, ar ne, kaip tą prekę ir tau, kad, tarkim, būna taip, kad iš karto išmeta, kad dabar yra įdėta šitą prekę tavo į krepšelį, tarkim, ar ne, čia kaip pavyzdys tiesiog, čia nesakau, kad būtinai turi būti, bet turi eiti per tą prizmę, kad būtų žmogui patogu. Ir dažniausiai tas būna ne kad tau faina, žinai, bet kad tam klientui. Kitas dar yra toksai, kad mes esam pripratę prie tų vienodų dalykų, kad, pavyzdžiui, jeigu aš atsidarau irgi kažkokį, mes dabar biškai e-shopus nuėjom, bet taip jau ir gyvenime nuslenkia į šoną. Tu esi pripratęs, kad toj pusėje tą matysi, toj tą. Ir tu sugalvoji, oi, man čia, žinai, noriu kitaip. Bet žmogus yra pripratęs. Čia kaip galim tada grįžtam su socialiniais tinklais, kai sakau, irgi ateina ne kalėdos, dedat storius, dėkit trendinės muzikas. Jeigu ta yra Mariah Carey tais metais, tą ir dedam. Ir kai buvo irgi, kad, žinai, mes kaip tik kitaip norim. Tas kitaip kartais nesuveikia, nes ta daina trendina, klipus su ta daina iš karto mes į viršų. Jūs uždėsit didžiausios peržiūros. Jūs uždėsit kažkokią visiškai nauneiminę, nežinomą dainą, nes jūs norėjot būti kitokie. Jūsų tiesiog nerodys. Tai, žinai, rodys, bet rodys pačioj. Pačioj. Tai tas toksai, kad kartais reikia sekti, ką kiti daro, nes jie viską tą iškelia į viršų. Tai nesakau kopijuoti, bet pasižiūrėti, ypač kai būna mažesni verslai, kad, žinai, aš sakau, bet jie, įsivaizduokit, jie moka labai didžiulius pinigus marketingo agentūrom, tai jos tikrai žino, ką daro ir ką daro teisingai. Tai jūs pasikopijuokit, jūs nemokami pasikopijuosit, tai jo. Ir kitas dalykas, galbūt, kad dar ir reikėtų ir nesumaišyti to dalyko, kad kai tu esi dar pradedantis verslas, nereikėtų lygiuotis turbūt į kokius, tarkim, kalbant apie, kaip pavyzdį paimsiu, galbūt rūbų, ar ne, parduotuvę, tarkim, ir lygiuotis, tarkim, į kokį ten Zalando, pavyzdžiui. Didelį ženklą jau, jo. Jo, ir tarkim, ką jie gali, tu dar negali. Taip, nes kur tave, tarkim, žino ten koksai 1000 žmonių, o ten žino jau 1000. Tai va tas yra, taip, ir tu
gali pasižiūrėti, bet tu turi vis vien daugiau įdėti to darbo. Kol tu pasieksi jų levelį, tai tu tikrai turi įdėti daugiau darbo, kad pasiekiau ir tada galiu savo taisyklės kurti. Nes vėl netgi jau grįžtant prie savo tos temos socialinių tinklų, kad kai sakom, kad tikrai į mėnesį bent reikia įsidėti, tai čia būtų mirusiam verslui, bet kur jūs nori tikrai gerai komunikuoti dažnai, tai faktas, reelsai, story ar ne, kad tu pastoviai būtum matomas. Ir tu turi tą įdirbį labai didelį įdėti, kad tu po kažkiek laiko, kai tu surinksi ten tų peržiūrų, surinksi tų followerių skaičių, tu galėsi savo taisyklės diktuoti. Ir tada gal tau tą reelsą užteks įdėti vieną į mėnesį, kai tu pačioj pradžioj turi vos nežinai 2 įdėti. Taip. Ar kažkokius kitokius video storius, tu turi, tas punktyras turi kaip ir eiti, kodėl net pas tos didžiosius, ar ne, yra tie punktyrai, nes tu turi būti matomas, tu tave turi matyti, tave turi žinoti ir dėje, bet tu turi daug įdėti darbo. Jeigu galvoji, čia vėl toks, ne, dažnai atrodo, nieko nedaro, žino ir visa kita, ne, labai yra ta tokia kita pusė, kur dėl to mus ar ne kiti samdo, kurie neturi laiko tam ir tu turi tikrai daug įdėti darbo, montuoti, daryti maketus reklaminius. Taip. Nes tai tikrai užima labai daug darbo, nes net ir tas maketavimas, ar ne, tarkim, reklamų sukūrimas, kad ir tu iš Canvos gali pasiimti kažkokį tai sukurtą šabloną jau. Tiesiog, nes ten tikrai yra taip, tik tai tekstai ir viskas. Taip, elementariausio tokio dalyką, bet tai visiems užima laiko. Labai daug užima laiko. Tai kartais atrodo, kad čia nieko, bet įdirbio turi būti. Taip, nes tu atitrūkti turi visiems iš savo veiklos, iš savo darbo, ką tu dirbi. Tai kartais, kai pagalvoju, tai geriau, kiekvienas mes turim dirbti savo darbą. Taip. Bet mes čia ir esam, kad biški ir padėtumėm jums. Kad tai yra įmanoma padaryti, tik, sakau, aš tai visą laiką siūlau žiūrėti į tą ilgesnį laiką, kad jeigu tu turi tikslą, kad tu nori sukurti, nori plėtoti tą brandą, tai tikrai dirbti. Tai dėl laiko pasakė mane, kad pamirštam, sekam, kada kas ateina, tada ir postinam. Taip. Storiai, tai turbūt dabar šiais laikais yra numeris 1 ir pamirštam. Įrašai. Ar jų vis dar reikia, ar jau jeigu mes video reklamą turim, gal jų šis nereikia? Aš tai manyčiau, kad tai gyvybei palaikymui, žinai, tiesiog ten nereikia kiekvieną dieną krauti. Kaip kažkada tai buvo, tai mada tikrai keldavo tavo viską. O dabar aš manyčiau į mėnesį 2, 1, manau, per akis. Per akis ir dabar iš tų įrašų vėl įrašas jau kaip ir norisi, kad būtų šustresnis, ne? Jau turi būti profesionalus. Bet jisai turi karuselį. Jo, karuselė tikrai. Yra, kad tu su vienu įrašu daugiau informacijos parodai. Tai ta karuselė yra tiesiog įrašas kaip įrašas paprastas, bet ar ne nuotraukos yra 3-5 nuotraukos. Tai viename, dėl to jų gal ir pamažėjo, nes tu viename gali sukrauti visą tą reikiamą informaciją ir paleisti. Ir labai rimtai pradėjom kalbėti, ne, kažkaip pametėm. Pametėm nuo savęs rimtom temom, bet kai rimtai yra rimta, kai mums dar tas darbas patinka, ką galim užsivesti ir tada šnekėti, tai visur tik tai laiko trūksta. Bet tai normalu. Normalu, bet ir sakom, įdėkit darbo, pasidomėti biški reikia ar ne prieš tai. Bet kartais ir tos sėkmės istorijos tikrai paeina ir nežinosi. Turim mes pas save vietinėje, ne, rinkoj. Turim vieną rūbų brandą, kur mergina visiškai darė viską kitaip. Jinai čia netgi ir pradėjo su tais, jau kiek metų, gal 3 metai dirba, įrašų nieko nebuvo, buvo story ir buvo vien video, rodė savo ir failus ir viską ir labai greitai užaugino followerių tą armiją ir dabar jau gali daryti, ką nori. Tai būna tų sėkmės istorijų, bet dažniausiai jos yra vienetinis. Bet reikia kalbėti apie jas.
Reikia, iš tikrųjų, reikia paminėti, nes O aš kaip tik jų nemėgstu. O man patinka, pavyzdžiui, nes jeigu tai yra gražiai istorija, faktas. Jos visos gražios sėkmės istorijos. Bet tai palauk, būna ir blogų, bet paskui pereina į gražią. Taip, bet visiems žmogui galbūt tada gaunasi toksai, žinai, motyvacija tokia, spyris tau, žinai, kad irgi tu gali kažką padaryti, nebūtinai čia tik tais tam tikri žmonės gali padaryti. O man nepatinka, todėl, kad jie įsivaizduoja, kad labai lengva tas yra. Jo, kad dėl lengvumo, tai faktas. Nes dažnai tos sėkmės istorijos ir būna, kad aš ir dabar čia kažkokią laidą žiūrėjau, kad proto, kažkas su protu. Bet apie vieną labai tech brandą ir sako, ar ilgai plėtojo tą per naktį. Ten 2 vyrukai tokie, žinai, per vieną kartą. Ir tu tada pagalvoji, blemba, aš tiek metų varau, žinai, ir aš vis tiek nepainu nei tos auditorijos, nepaimu nieko, o čia, žinai, pasiklausai ir tai ką aš blogai darau. Tai toksai yra, žinai, Jana, ar faina, ar ne, tai... Man tai atrodo, įdomu. Tu esi labiau pozityvesnis. Aš esu labai pozityvi. Aš esu negatyvas, iš karto matau, tu žinai, kad nelaip ir viskas. Tu gal matai... ką reikėtų dar padaryti, kažką vienu žodžiu, kad sunkesniu keliu. Jo, pas mane yra sunkesniu keliu, viskas per kraują, per prakaitą. Nes aš pati, pavyzdžiui, aš iš savo dalykų galiu pasakyti, dėl ko man, pavyzdžiui, tas pozityvas toksai yra didžiulis vien dėl to, kad mano visi verslai, taip, per naktį, žinai, galbūt. Aš sunkiai ariau ir uždariau. Sunkiai uždariau. O šiaip tai, taip. Jo, pas tavai yra sėkmės istorija su Silglaun, tai tu gal kažką, žinai, nes iš tikrųjų... Man ne tik su juo, man ir tiesiog ir su studija, su viskuo, man tiesiog, nes aš... Viskas tiesiog gavosi tikrai, Ir socialiniuose tinkluose tu gan easy rinkai publiką. Taip. Tai tai gal dėl to, žinok, nežinau. Čia gal sėkmingi žmonės? Čia, man atrodo, yra sėkmingi. Yra 2 žmonių tipai, sėkmingi, nesėkmingi. Ne, šiaip iš tikrųjų, aš manau visiems daug kas dar ir nusiteikimas. Reiškia iš tikrųjų, nes... Jeigu tu per prievartą darysi irgi, tai tas ir tau turi dar patikti. Taip, jeigu tu per prievartą ar ne, pažiūrėjau, dėl ko mes, nesam influencerius, nes neturim ką pasakyti, ne, bet tiesiog, gal nepatinka tas rytis ir jeigu tu per prievartą rodysi save, rodysi tą savo dieną, ką tu veiki, nes bandysi, žinai, surinkti tą auditoriją, tikrai, neskaniai nei atrodys, nei žiūrėsis. Ir netikra. Netikra, tai tikrai, jeigu tu dievini, ką darai ir tikriausiai tas pasiseks. Ir tada viskas lengvai sekasi turbūt. O dar, kad aišku, nukrypstam, tai ir nukrypsim. Su tais socialiniais tinklais, tai kaip tu galvoji, koks svarbus yra, tas įvaizdis, kaip sakė, mane nebėra to, kad tas tinklelis turi atrodyti jau perfekt, jau tenais bet kas, bet vis tiek, noris tos estetikos, kad tu neatsidaręs ir viskas padrikai, žinai, belekai sudėta. Tai ir grafiškai turėtų kažkas. Ne, tai faktas, aš manau, visiems bet kokiu atveju, kad ir ar tu turi, tarkim, ten kažkokias paslaugas atlikinėje, ar turi savo brandą, ar turi savo ten, bet ką tu savo turi, visiems, tai jeigu tu reklamuojasi Instagram'e, tu turi kaip, tu parduodi save kaip prekę tiesiog. Tarkim, jeigu tu influenceris netgi esi, tai visiems bet kokiu atveju tu turi naudoti, tarkim, tam tikras spalvas, tarkim, pasirinkus savo. Spalvos tam tikros, kurios kleistų tavo žinia, ką tu iš gyvenimo nori. Ir ką tu sakai, kad tas svarbu, ne, yra... Svarbu, nes turi visiems būti tas toksai, kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, mes, tarkim, kad ir pas mus, ar ne, tarkim, logotipai yra viena spalva. Jo. Viena spalva ir mūsų ta mėlyna. Ir ką reiškia mėlyna spalva? Nes čia bus, čia kitas spalva. Čia podcastas. Podcastas, biškėtskiai. Atšaka čia mūsų. Tai ir kiekviena spalva neša savo žinutę. Ir kiekvienam žmogui simbolizuoja mėlyna, kas profesionalumas. Taip. Tai senai darėm, pamiršau. Kiek darėm ir perdarėm. Bet iš tikrųjų, aš prisimenu, kad ir logo kūrime mes tikrai žiūrėjom į spalvas, kas reiškia,
kad, pavyzdžiui, jeigu net prabangos ar nėra auksas, juoda, balta, net tie minimalistiniai, ne, jeigu juoda, balta, bet tu kažkaip iš karto matai, kad tas akauntas prabangus yra. Tai spalvos jo daug ką irgi duoda ir turi estetiškai tiek, turi atrodyti. Taip, nebereikia tų tenais, kaip tinklelį. Arba, tarkim, kad ir vėl grįžtant ar ne, tarkim, darant kažkokias tai procedūras ir vien, kad būtų, tarkim, įeini į Instagramo feedą ir iš karto tau rodo tik tais jų atliekamas procedūras, tarkim, ten plaukų kažkokia stilistė ir vien plaukai, iš tikrųjų. Nu, tai tada... Prieš ir po tam pačiam... Jo, tai čia yra jau old schoolas, nes jau seniau tai buvo madoj. Tikrai buvo madoj, buvo tas laikotarpis, kai tikrai visi savo procedūras, savo visus darbus keldavo, viskas, bet dabar jau yra visai kitaip. Jo, tu nori ir tą gal priemonės, tą pakuotę parodyti, su kuo naudoji. Matai, anksčiau gal būdavo labai paslaptis, ką tu naudoji. Taip, nedaug dievas sužinos kažkas. Tai nukopijuos ar dar kažkas su tom pačiom paslaugom, ne? Kaip pavyzdžiui dabar tas pats turinys. Seniau juk būdavo, tu turėjai sumokėti mokymai kažkas, kad tu sužinotum, kada kelti postus, kaip kurti reelsus, mes apie tai irgi truputį pašnekėsim, parodysim, su kokiom mes programom darom ir su kokiu yra nemokamų, kur greitai gali pasidaryti, bet tas būdavo, kad tu neduok dievę pasakysi, tave nukopijuosi ir viskas, o dabar žiūrėk, sėdi ir tu nudaliniesi tą, nes negaila. Kad tik jūs darykit, kad tik tai, kad kuo daugiau darytų, kuo daugiau to fainiau, to smagiau. Ir to profesionalumą, kad būtų iš tikrųjų. Ir ta konkurencija yra labai faina, kai tu daugiau žinai, tada tu pasistengi. Taip. Juk iš karto kažkur atsiranda kažkas, jau tu tada pasistengi, kad tave matytų. Tai taip ir sakau, ir ta estetika, ir vis tiek kruvinas darbas, tie socialiniai tinklai, o dar jeigu tu pradedi tiktokus daryti, mūsų, irgi naujas, mūsų miesto naujas brandas Mago berods su tapetais, tais magnetiniais. Mago berods. Jo, man taip atrodo. Man irgi taip atrodo. Mago. Jie tai labai žiūriu per TikToką, šauniai dirba ir su tais ir efektais, kur irgi tu pagalvotum, kad tie efektai gal old schoolas Instagramui kokiam, ne? Taip. Bet TikTokui, pasako, uoga ir labai smagu žiūrėti. Ir, tai tu turi irgi tiesiog, žinai, kažkaip atskirti, kur ką dėti. Facebookas vėl, kokia Facebooko auditorija yra, nes faktas lengviausia yra pasidalinti vieną įrašą, per visur paleisti ir viską, žinai. Jeigu tu daugiau bet turi, neužtenka. Ir tu daugiau laiko turi, tu tikrai paanalizuok, kad kokios medžiagos nori Facebookas, kokios medžiagos nori Instagramas ir TikTokas. Ir tikrai gali būti, kad truputį skirtus. Nes ten visiems yra tikrai skirtingos auditorijos. Taip, kad ir kaip bebūtų, taip. Ir gal Instagramai norisi tokios aukštesnės klasės ir tokio truputį, poš tokio, ne? Facebooko paprastesnis, TikTokas žaismingesnis. Tai... Jo, nes ten visiems ten peržiūros didesnės turbūt yra iš tikrųjų, nes tikrai daug labai sėdinė tose TikTokose. Tai pažiūrėjau to Mago, tai tikrai jisai, blemba, pažiūrėsiu, man, nežinau, kaip yra su tais lietuvių, bet jisai labai daug peržiūrų turi ir kaip mažo miesto, ne? Tai aš labai čia. Ir iš tikrųjų ne per trumpą tokį laikotarpį, sakyčiau, nebent taip, aš nežinau. Virš 10 000 laikų turi. Ir jo klipai po 90 000 turi, tai aš netikiu, nenoriu irgi nei kažką šnekėdama išeisti kažko, bet nelabai tikiu, kad tu kažkokiam Instagram'e tą gali pasiekti. Tai taip ir turi eiti per tos socialinius tinklus ir žiūrėti, kur eina. Faktas pardavimai. Jeigu vienoje, žinai, pardavimai, kitoje gal tiesiog tavęs parodimas, irgi nereikia mums reikia atskirti, kad kur tu nori tik pasirodyti, kur tu parduoti. Ir tiesiog testavimas. Man atrodo, mes čia tokį kaip įvadinį darom, ne? Mes daugiau pašnekėsim, nes irgi nenorim per daug nusibosti, vėliau pašnekėsim detaliau, tai atšakom, kaip minėjom, parodysim ir kaip parodysim, papasakosim reelsų kūrimas, kaip pasidaryti tą idėją, susigeneruoti, geram storiui, ko reikia, kokie tie esminiai dalykai turėtų būti ar ne, ir kaip tas platformas tikrinti. Taip. Čia tokia kaip įžanga ir mes taip jūs prisiviliosim ir paskui po truputėlį paskui duosim jau, žinai, taip naudingai.
Tai ačiū dar kartą tikriausiai. Ir ačiū už tai, kad praeitą kartą peržiūrų buvo tikrai nemažai, nes nesitikėjom, kad tiek bus. Žinai, tikėkis blogiausio ir gal bus geriausias. Nu, tai ką, ačiū visiems. Ir iki sekančio karto. Taip, trečioje mūsų laidoje. Taip. O ten jau pamatysite mūsų net ir svečią. Taip. Iki. Na ir ką, viso.